Va tu man pasakyk, ar žinai, kaip įgyvendinti svajonę ar kokį nors norą? Ir ką aš galiu ką pasakyti. Tai vadinasi, nežinai? Man tai va tas pats vienodai rodo. O nori papasakosiu, kaip tai padaryti? Man neįdomu. Nu, nejau neįdomu. Man tai yra pocha pajaba. Petrai, nu, aš rimtai. Klausyk, vat tu kažko tai labai nori ir tą norimą daiktą ar veiksmą jį galima paversti į realybę. Žinai, kaip tai padaryti? Neįsivaizduoju. O aš žinau. Kaip? Petrai, viskas labai paprasta. Žiūrėk, aš tai pademonstruosiu. Aš dabar noriu būti, tarkim, ant prabangaus dangoraižio stogo ir laikyti rankoj kokį nors kokteilį arba taip vadinamą atsuktuvą. Užsimerkiu ir vizualizuoju, kad aš ant to stogo ir rankoje laikau taip vadinamą atsuktuvą. Jaučiu, kad aš jau vietoj. Tu atėjai į darbą vizualizuotis ar dirbti? Blet, kažkur tai ne čia. Ne čia kažkur pataikiau, Petrai. Petrai, kažkaip netikusiai aš čia suvizualizavau. Nu kur va debilas. Kiti žmonės, atsilikę jūs kiti. Petrai, tai ką dabar man daryt? Ne tau, o mum. Mum. Eikit ką nors, užsiimkit savo darbais.